Tai va, nauja pradžia, nekelsiu tų archyvų. Kam buvo įdomu, tas juos jau matė. Susifokusuosim į naują kanalą, naują erą, naujas sezonas. Ir jau varysiu be resetų, Nekelsiu tų archyvų, nes, galima būtų jas kelt, bet aš seniau dar prieš tą teismą hate speecheris buvau, bet dabar aš jau nebenoriu hate speechint. Ir nebekelsim tų archyvų. Jeigu būtų senas mano pirmas kanalas, tai būtų gal 20 tūkstančių video, bet dabar aš jau per daug video, Pizdu čia kelt, Tai va, susifokusuojam į naują. Senas yra šūdas. Kas žiūrėjo, tas jau matė. Ir tie archyvai prieinami viešoj vietoje, tai kas norės, tas susiras Archive.org, Twitter'į mano, TikTok'e. Tai va, susifokusuojam į naują. Tai va ką, aš gavau trečiadienį Palučką. Užsisakiau akinius, nusipirkau dachuja rūkalų. 350 gramų atrodo, ar kiek ten. Tai rūkysiu, Po to suvalgiau 3 kebabus, o šiandien suvedinėjau kažkokį saitą kortelę, ir nieko man nenuskaičiavo, tai aš užblokavau kortelės savo ir laukiu naujos kortelės. Tai tokie prikolai, žinai. Dėl archyvų, tai jų yra internete, jūs seniškai matėte Vygintas Varnas kitam kanale. Tai va, ir pavadinau kanalą Matricos adminas, nes Vygintą Varną projektą norėjau pamiršti. Čia tas pats projektas. Bet susifokusuokim į naują kontentą. Seną galit kitur pasižiūrėti. Susirasit, jeigu norėsit. Nes aš pagalvojau tos pačius video kelt ir uploadint tenai, Ne, galima būtų įkelt, bet kai kurie video pažeidžia community standartus, tai ten man warningus meta, copyright strike'us, Tai toks prikolas, žinai. Toks prikolas, tai susifokusuokim į naują dalyką ir pradėkim naują kanalą iš pradžių. Nes senas kontentas niekam jisai neįdomus. Mano žiūrovai nori naujo šūdo, Tai tokis prikolas, žinai. Tai va, pasireklamavau Twitter'į, vieną subscriberį jau turiu, zaibys. Pasireklamavau Facebook'į ir Twitter'į, gal ateis dar daugiau subscriberių. Tokis prikolas, kaip sakant. Tai va. Dar paprašau mamos, kad man numerį nupirktų, nes noriu verifyint YouTube kanalą. Mano visi 3 numeriai, mamos numeris, mano numeris, namų numeris, išnaudoti, tai aš jais papildyti negaliu, tai gausiu šiandien telefono numerį. Verifyinsiu ir galima bus dėti ilgus video, nes dabar aš galiu dėti 10 video po 15 minučių. Ir man čia yra per mažai. Tai va, o po to teismo aš jau ne hate speechinu, viską darau pagal standartus. Tokis prikolas, žinai. Tai kas dar geresnio, va kitą savaitę skambinsiu į optiką ir klausiu, ar padarė man akinius, nes nuėjau be telefono ir paklausiu telefoną mano, aš nežinau, žinai, neatsimenu atmintinai. Tokis prikolas. Nauja pradžia, TikTok'e ten galima būt, bet TikTok'as lieva platforma, ten viusas 3 sekundės. YouTube'ai tai po minutę bent žiūri žmonės, kai jiem įdomu. Žinot mane, mano kontentas daug peržiūrų nerenka. Jau daug kartų bandžiau mestis
tas situs, bet man neišeina priklausomybė, žinai. Tokis prikolas. Tai ką? Tai huina. Gerai, pacanai, tokis prikolas. Davai.